Važiuojam. Sveikas, Vaidai. Sveikas, Vygandai, dar kartą. Eilinį. Jo, kartais, kaip tu sakei, šaudoma yra tuščiais šoviniais, būna. Kadangi mūsų, sakykim, intelektas neįrašė vaikų, arba mes nepaspaudim, aš nepaspaudžiu. Gerai, pasitreniravome, gera treniruotė buvo. Ok, važiuojam. Gerai, tai tema tokia aktuali tema yra manipulacijos, kada norima tiesiog gauti kažkokios naudos ir nesvarbu ar sąmoningai ar nesąmoningai, tas elgesys išmoktas iš mamos ar tėtės ar kažkieno ir tiesiog žmogus manipuliuoja ir tas visur yra ir politikoje, ir darbdavys gali ir daro ir šeimoje teisingai. Taip. Ir manipuliuoti mes išmokstam ne tik tai šeimoje, to vaikystėje, kai mes jau čia pripratom ryštis, netgi ir mokykloje. Mokykloje mus taip labai dažnai pastato į tokią situaciją, kur nenori bandydami išvengti blogo pažymio, bausmės, dar kažko mes imame visgyti uodegą, stengiamės neapgauti, o pakeisti situaciją taip, kad ten mes netaptume kalti arba pagrindiniai ir taip toliau. Visi tą praėjom. Išmokstam gyventi sociume. Taip, ir Vygintai minėjai, yra toksai kovinis NLP, juodasis NLP, neurolingvistinio programavimo, kaip sakyti, juodoji magija, kuris naudojamas yra, čia rusai iš tikrųjų sukalė šitą įrankį. Gal aš sakyčiau, iš tikrųjų nežinau, nes yra nuskambėję ir užsienyje tų dalykų, tai tą pirmumo teisę aš nežinau, kam galima būtų priskirti, tačiau mano žinios tikrai ateina iš tos rytietiškos pusės ir aš tikrai žinau keletą tokių specialistų, kurie labai stipriai prisidėjo prie to kovinio NLP atsiradimo, kaip negatyviosios juodų technologijų, kurios naudojamos gyvenime tam, kad manipuliuoti kitais žmonėmis. Gerai, o tai Vygantai, kaip atpažinti tą juodąją manipuliacinę mašiną ar tą technologiją, kaip pasakėjai, iš darbdavio, iš politiko, Tu klausai manęs, antušiukai šaudė, tu klausai manęs, kaip manipuliuoja vadovai, ne? Kas vyksta. Taip, aktualus klausimas iš tikrųjų, ne? Jo, taip, pirmiausia pasakysiu, tai tam tikra technologija, kaip išlaikyti arba pakelti lyderystę iš kovinio NLP. Tai lyderiai tai taip pat naudoja ir vėlgi pakartojant, kad juodos tos technologijos kovinis NLP gali būti naudojamas ir su teigiamais tikslais, siekiant gero rezultato. Tai daro visi nuo mamos su mažu vaiku iki vadovo, ar ne, kad būtų efektyviau, greičiau ir nežaisti. Nežaisti ugdončio vadovaujamo ugdymo savo darbe, o tuo momentu suvaldyti situaciją. Čia ir dabar greitai. Kartais panaudojamos tos juodos technologijos ir kartais ir kare naudojami ginklai tam, kad apsiginti, ar ne? Tai irgi, nors jų paskirtis žudyti. Tai čia aš apie tai, kad ko gero prasmė yra visai kitur, ne? Pačiame rezultate. Grįžkim prie vadovo, ne? Tai kaip atpažinti? Tai vadovai, tie patys lyderiai, kodėl ir kaip jie dažniausiai manipuliuoja. Taip. Tai kodėl, kad gautų rezultatą, bet kaip? Tai pirmiausiai aš išskirčiau informaciją. Informacijos gausa arba stygius. Persotinimas informacija arba alkis. Kaip tai manipuliuojama? Pavyzdžiui, mes galime pateikti tiek daug detaliai informacijos, kad josios gausoje paslėpti tam tikrus svarbius dalykus. Padaryti juos netokiais reikšmingais, nes kad žmonės pasistengti, kad žmonės nesudėtų akcentų į tas vietas. Kas atsitinka? Aš jums sakiau, jūs negirdėjot. Taip, nes buvo per daug pasakyta, žmogus neįstengė tiek atsiminti, kaip vienas iš pavyzdžių. O aš lieku teisus, nes jūs dabar prisiminsit, kad buvo tai sakoma. Kaip pavyzdys. Nors akcentai gal buvo išmėtyti į daug skirtingų krypčių,
o aš būdenu, tarkim, iš 10 akcentų, kas svarbu, paimu tik tai tą vieną. Sakau, jūs negirdėjot. Ir būtent tai pamiršot. Kuo aš jūs paverčiu? Užmarštuku, neatidžiu, išsiblaškiusiu ir daug kitų epitetų aš jau galiu panaudoti jūsų temą. Taip, ir kvailiu pasijaučia žmogus. Taip, dar vienas variantas to pačio gausos informacijos, ne, aš galiu paslėpti tam tikrus darbelius dalykus, kurių reikia, kad jūs nepamatytumėte. Čia labai dažnai politikai tai naudoja, ar ne? Žiniasklaida pateikia vieną srautą didelį, daug informacijos, o tuo metu praeina kokį nors įstatymai, į kuriuos visuomeniai net neatkreipia dėmesio, nes visi dabar kalba ir diskutuoja būtent apie šitą pateiktą informaciją. O tas praeina, buvo pasakyta, taip buvo, bet taip tyliai ir ramiai, kad niekas to nepastebėjo. Netgi tame pačiame kontekste, ar ne? Tos informacijos gausoje. Taip. Čia tie žaidimai vyksta. Lygiai taip su stygiumi informacijos. Kai aš turiu daug informacijos ir pasisaugau ją savo, o kitiem tik numeriu trupinius, numeriu labai koncentruotai, siaurai, tikiuosi iš jų kompetencijų, kad jie patys susigaudys, susiorientuos ir susirinks informaciją visą likusiją. Kaip aš jaučiuosi prieš juos, kai jie tai daro per lėtai, netiksliai, nepataiko. Taip, aš ponas Dievas, o jūs pažiūrėkit, jūs nesugebat žinoti to, ką aš žinau, jūs nesugebat daryti taip, kaip aš žinau, kad padaryti galima. Taip toliau ir taip toliau. O kas jūs tada, jūs savivertį krenta, pasitikėjimas krenta kartais ir man jūs patogu valdyti. Jūs nuo manęs priklausomi. Tai informacija yra labai stiprus įrankis, kurį vartoja ir šiandien dienai labai reiktų atkreipti dėmesį. Pasaulis praktiškai šitą įrankį kaip vartoja, jis baisesnis gal net kaip atominė bomba šiuo atveju šiandien, bet ne apie tai. O kaip šeimoje, sakykime, vyras ar žmona, kaip manipuliacijos, kokios dažniausiai pasitaikančios, kad... Šita taip pat. Šita irgi labai plačiai naudojama. Vienas, kuris valdo informaciją, vis gali pritaikyti kito nežinojimą, tos informacijos. Žiūrėk, aš noriu dalinuosi su tam informacija, noriu ne. Aš galiu pasakyti, kad, žinai, buvau darbe, grįždamas iš darbo, ten sužinojau, pamačiau ir panašiai. O galiu nesakyti. Ir tada, kai nesakau, tada kaip ir kitas tada toks ore kabantis toks gauna. Ir aš paskui paklausiu, kodėl tu nežinai. Kodėl nesužinojau, aš žinau ir taip toliau. Čia žaidimų labai daug gali būti, ar ne? Tai, kai žinau tą informaciją, tarkim, aš galiu pasakyti, kad tu nesugebi, tu nemoki kažko ir panašiai. Dėl to, kad aš, tarkim, pasinaudojau situaciją kažkokią. Paimkim kitą dalyką, paimkim kitus rėmelius. Labai dažnai tiek vadovai, tiek tie patys suaugę tarpusavį porose ar nenaudoja manipuliacijas, tiesiog apie pačią technologiją pakalbėkim, kad žmonės suprastų, ar ne, kai jie supras, kokią technologiją, supras, ką su jais daro. O kai supranti, ką su tavim daro, tai jau turi pagrindą atsispirti. Arba pervesti pokalbį į tai, kodėl tu su manim taip darai. Taip, jau bent žinai, kas vyksta, ne? Jo, jeigu manipuliacijoje mes pastebim manipuliaciją ir pervedam pokalbį apie tai, kodėl taip su manim kalbi, kodėl tai darai, manipuliatorius pasijaučia labai nepatogiai. Taigi, neurolingvistiniam programavime, koviniam NLP yra perprasminimo tokia tema, ne? Reframingas, kitaip angliškai. Čia mes galime keisti tam tikrą dėmesio momentą, fokusą į kažką ir taip visiškai pakeisti situacijos suvokimą. Taip pat paverčiant kitą silpnesniu, atimant iš jo tam tikrus veiksmų galimybės, resursus, paverčiant kitą vailesnių už save. Žiūrėk, tokius pagrindinius, akivaizdžiausius aš dabar pabrėžti norėčiau. Pavyzdžiui, perprasminimas laike. Tam tikrus dalykus, manipuliuojant laiku praeitim, ateitim ir dabartim, mes galim labai pakeisti dalykų reikšmę. Turi kokių, pavyzdžiui, pavyzdžių, kad paimti kokį pavyzdį iš to ir
Ir kaip žmonės manipuliuoja praeitim, ateitim arba dabartim. Nu, tarkim, vat, žmona ar vyras primena ten, tai va, prieš ten ir tiek padarei tą ir tą, dabar va, praeitais metais vėl ir vėl tai bus. Nu, va, kažkaip taip, ne? Taip, 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 taip. Arba dar įvykis neįvyko, o aš jau pasakoju, kaip dabar bus blogai, nes tu padarei tokį sprendimą, tai va dabar už savaitės mes ten negalėsim, tarkim, išvažiuoti atostogų, nes mūsų laukia va tokie ir tokie rūpešiai. Ar laukia? Tikėtina, bet tikėtina ir ne. Gal tas žmogus susitvarkytų, bet mes jam įvedam į kokią neapibrėžtumo būseną, galbūt sukeliam jo pyktį, ginčinimąsi, aiškinimąsi. Ir mums tai patogu, nes mes pasijaučiam valdant į situaciją. Kaip pavyzdys. Ir teisus. Taip, 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 taip. Kaip dabar, jo, Mhm. kaip tu galvoji, kaip žmogui atpažinti šitą, vat, kas yra tas indikacija, kad vyksta manipulacija? Ok, čia geras tavo klausimas, bet turėjom tikriausiai pradėti nuo to. Ar ne? Nu, Tai į manipuliacija, perliukai į galą. pirmiausiai atpažinti manipuliaciją labai labai sunku. Jeigu manipuliatorius yra tikrai profesionalas kietas, jeigu čia tik tai atsitiktiniai, žinai, tyčiniai, tai tada mes atpažinsim. Bet jei tai natūraliai daro žmogus ir kasdien, labai sunku. Ar manipuliavo ar ne, mes atpažinti galim dažniausiai tik tai pabaigoje, kai jau sumanipuliavo mumis, kai jau patyrėm kažkokį pralaimėjimą, netekom kažkokio savo vidinio ar išorinio resurso. Žiūrėk, pačios manipulacijos metu žmogus gali būti ir malonus, ir šypsotis, ir džiaugtis, viskas gali būti ok. Galiausiam rezultate pajausim, kad pralaimėjom. Jam viskas, mums nieko. Arba tas procentas toks nesąžiningas, kad tikrai gausiuosi, kad nesmagu. Galim pasijausti blogai ir manipulacijos metu. Čia išskirčiau, atsimeni, iš neurologinio programavimo yra toksai posakis. Komunikacijos esmė, tai rezultatas, aš tik tai perfrazuosiu, rezultatas, kurį gauni bendravimo metu ir po bendravimo. Tai jeigu išskirstyti komunikaciją į dvi dalis, viena, tu jautiesi pozityvus, atviras, pas tave visas horizontas pasirinkimų kalboje, tu resursinis ir tu gauni rezultatą iš tom pokalbio, jautiesi, kad gauni naudos, tu augi, tu pakylėtas. Vadinasi, pokalbis vyksta puikiai. Viskas jame kaip ir gerai. Nors ir ten gali būti dar užslėptų dalykų. Ne? O jeigu toj komunikacijų jautiesi suvaržytas, apribotas, tau pasiūloma viena kita galimybė rinktis iš dviejų, arba iš vis nepasiūloma jokia galimybė rinktis. Tu turi vykdyti kito nurodymus, eiti kažkokiu keliu, kuris tau absoliučiai kertasi su tavo vidinėm vertybėm, tavo norais, tavo lūkesčiais. Tu pralaimi. Tu jautiesi pastoviai priklausomas nuo kito žmogaus. Vadinasi, tave manipuliuoja. Tai va šitą būseną galima pagauti pokalbio metu. Tai reiškia, tai pirma indikacija, reiškia, pirma ta lemputė, kai užsidega, jausmas viduj, neskanus jausmas. Teisingai, Jau galima ieškoti manipuliacijos. Tai ką tokiu atveju daryti, ar ne? Taip, koks? Išmokti teisingai, tvarkingai, be pykčio sustabdyti pokalbį. Antra, pervesti pokalbį į aukštesnį lygį. Koks šito pokalbio tikslas? Manipuliatoriams šitas sakinys, šitas klausimas labai nepatinka. Apie ko mes norim pasiekti, ko tu nori pasiekti, ką gausiu iš to aš. Tai apie tikslą. Labai nepatinka. Kalbėti apie pačią manipuliaciją, jeigu jie tikrai atvirai išskaidyti, perskaityti ar ne, numodeliavo, paaiškinti, kaip jūs ir dėl ko jaučiatės manipuliuojamas, kokia jūsų emocija, kokia būsena tuo metu, kai vyksta šitokiu būdu pokalbis. Jeigu tas žmogus jums svarbus ir jūs jam svarbus, jis tikrai į tai atkreips dėmesį. Tai šitie dalykai, ką čia ir dabar galima daryti. Taip, ir pagaliau išmokti pasakyti žodį ne. Nesvarbu, kaip pasijaus, ar jaučiasi, kad prarasi draugą, ar prarasi kolegą, arba tiesiog, kai pasakai ne, tada sužinai, kas bus, realiai, ne? Ir kai pasakai ne, tada ir ta savivertė paauga šiek tiek, nes tą žingsnelį dėjai už save, teisingai.
Mhm. Tai va, toks pats paprastas patarimas išmokit pasakyti ne, kada jaučiat, kad viduj, nu, kažkas negerai, teisingai. Dar išmokyt pasakyti savo norus, Ir savo norus po to. Ne, ir pasakai, ko savo nori. tikslą. Taip. Tai va, super. Ačiū tau, Vygandai. Prašom, iki, Iki greito, ate. iki ate. Palauk, neišjungiau rašymo. O,